Labą dieną, gerbiami žiūrovai. Vat kaip ir žadėjom, su Loreta, kaip stirnos, ganomės laukuose. Atvažiavome į mūsų rapsą. Čia yra konkrečiai pionieriaus 4 veislės iš tikrųjų per visą šitą lauką. Ir vat ekspertas dabar apžiūrės tą mūsų rapsą ir papasakos, kokius darbus turim padaryti, ane? Taip. Kaip jisai jaučiasi, įvairių įžvalgų pateiks. Tai va, einam žiūrėt. Einam. Šakniaplaukių, kurie jau šiandien dienai, kad ir vėsus oras maitinasi, pasižiūrėsim paskui kokią dirvos temperatūrą, nes +5 dirvos temperatūra ir augalai pradeda nitratinį azotą imti iš dirvožemio. Bet rapsas vėl jisai pavasarį, manau, nelabai žiūri į temperatūras, o daugiau į dienos ilgumą, nes jau matosi gražiai stiebo teisimas. Tai dar perspjausime jį. Va. Tas išteisimas rodo, kad jisai jau viskas vegetuoja, auga. Taip, tik tai saulėtą dieną, į ką aš dar irgi žiūriu, kaip jisai maitinasi. Tai pavartai būna labai gražiai visas čia blizga. Šiandien dienai nėra tos saulės labai, gal taip ir neįžiūrėsim, bet vakar užvakar, ką žiūrėjau laukuose, tai daugiau pakraščiuose tas blizgesys. Ai, ta prasme, tu šitą kaip pavartai, ane? Jo, jisai šlapęs būna ir gražiai blizga. Geras. Tai, irgi matai, kad tikrai augalas intensyviai maitinasi, ima maisto medžiagas ir vandenį iš dirvožemio. Šiaip matosi, kad jisai tikrai va, yra žiemos biski. Ir pavasario šitų šalnų pakankintas, taip. Tai vieną perspjovėm, dabar perpjausime kitą rapsieną. 2 iš eilės persipjoviau, tai jeigu ir daugiau rasim, tai tikrai labai džiugu. Įdomu, ką tu rudenį purškiai naudojai. Aš turiu sąrašą, tuoj papasakosiu viską jo, kas buvo naudota. Nes nerandu plyšimo šaknies. Boras buvo atiduotas per 2 kartus, pusė litro ir litras. Tada manganą naudojau 1 litrą, tada čia buvo Starter Grow, naudota tos mano trąšos baigriai. Ir ką čia dar turėjau, nu tai aišku, insekticidą. Tada augimo reguliatorius buvo ir žolė sutvarkyta su Dalkaro metazamiksu, mano mėgstamu. Kažkiek yra, va, to, sakysim, irgi greito augimo, bet šitą dalyką mes galime dabar pavasarį tikrai sumažinti ir išvengti tų plyšimų naujų. Panaudoja borą. Tikrai rekomenduočiau prisidėti nedidelį kiekį molibdeno, nes molibdenas pagerina boro įsavinamumą. Taip pat, jeigu ties, sakysim, bus dar rytai, naktys labai vėsios, žemos temperatūros, ten apie +2, +3 dieną turėsim 10 saulę, tai vėl tas labai bus tampymasis. Ir kad išvengti to pačio plyšimo, sakysim, to streso, žemų temperatūrų, manau, tikslinga būtų dar ir kalio prisidėti truputį. Vienu žodžiu, kalis, boras, molibdenas ir aišku fosforas. Tai manau tokie pagrindiniai elementai, taip, vėsių pavasariu. O kada galim purkšti jau? Šiaip per lapus, trąšas rekomenduočiau naudoti, kai oro temperatūra yra apie 10-15 laipsnių. 6 laipsnius turim. Tai jeigu kas panaudojo kasą ir salietrą, tai nitratinį azotą augalai tikrai jau palengva įsisavina. Pas mus salietra čia buvo naudota, mes dėjom 250 pirmų važiavimų ir viskas. Ir dabar planuojam su sulfatu pravažiuoti, kai lietus nurims. Tai rapsų iš tikrųjų nereikia bijoti didelių normų ir net rekomenduotina nedalinti ten kaip kviečiamo per 2 kokius kartus. Taip ir darysiu, per 2. Nes vien tik tai dėl to, kad jo yra labai staigus augimas. Praktiškai, kai tinkamos temperatūros saulė, kas 3 dienos jau vyksta vis perėjimas į naują augimo tą tarpsnį, fazę. Tai Vienu žodžiu, dabar salietra 205 buvo, duosiu tada sulfatą ir vėl su salietra pagrįšiu. Taip. Ir viskas. Ir mano tręšimai, žinok, tokie. Ir reikia kažkaip tada purškimą jau pradėti kitą savaitę, ne? Tai va žiūrėti, kaip tos temperatūros, jei naktį minuso nebus,
Tai kaip minėjau, tada vat, Laukiam 10 jo, pliuso bent dieną 10 į ir viršų galim lėkt. labai idealu ir važiuojam. Tada boras, truputį molibdeno, fosforas, kalis. Dar, manau, ten biostimuliatorius nusikelčiau kitai savaitėj. Nu, kiti dar prisideda hume ekstrakto su fulvinėm rūgštim, vat, kad pastimuliuoti daugiau Ką aš šaknų labai sistemą. mėgstu, tarp kitko, hume ekstraktą. Labai mėgstu. Dar kitą savaitę mums ir parankiau būtų, nes daugiau truputį žalio lapo bus, nes per žuvusias nekrozuotas dalis augalai neįsisavina maistinių medžiagų. Tai kuo didesnis plotas, tuo daugiau elementų papuola per lapelius į patį augalą. Super. Neišpilam ant dirvos veltui. Važiuojam dabar skorpioną, parodysim Loretai. Turim tokį lauką, kur... Šaknies gumbo lygos gal turit, kad auginat šitą veislę? Turim. A, Turim, tai mes geras dėl to sprendimas. rinkomės tą skorpioną. Taip, bet laukas, nu, vat pamatysi, norim tavo įžvalgų, nes tokio lauko nesam turėję. Nu, vat tai, vat. Mūsų skorpionas. Kažkoks man jisai per gražus. Ar būna kolegos per gražus rapsai, ką? Atsakykit, prašau, komentaruose. To jinai yra čia prie ko prisikabinti. Tai čia gal patakėm tokią vietą, kur beaugdamas jis atsimušė ir negalėjo lysti į gilį. Tai vat formuoja tada paviršiui daugiau tą tokią jau kuokštinę šaknį. Tai ką toks augalas, jeigu sausros metu daugiau kenčia, nepasiema iš gilesnių sluoksnių maisto medžiagų ir vandens, čia jis turės į ką atsirem, nes tankumas matau nemažas, o jei būtų retesnis, tai vėl greičiau gali tokį kitą kartą ir išversti. Aš dabar galvoju, tai pasižiūrėsiu, žinok, pagal savo sąrašus, kiek čia buvo kilogramų. Man atrodo, žinok, 2 kilogramai įdėta į hektarą yra. Bet matai, yra labai daigi sėkla, nu patakėt su drėgme, matyt, gerą laiką. Ir taip sukrito. Jo, sukrito Žiūrim, kortos. Nu, šiaip tysta. Dienos ilgumas daro savo, tai yra normalu, tai augalas, kuris ir reaguoja į dienos ilgumą. Nes rapsai tikrai, nu, šįmet daug kas pastebėjo, kad ir kviečiai jau sausio mėnesį buvo pradėję savo vegetaciją. Bet, sakyčiau, potencialas tikrai čia gali būti nemažas, jeigu po koks maisto medžiagų, kažkokios oro sąlygos dėlios protingai. Ir jeigu ūkininkė negailės, ne produktų. Nešonių šakų matau pasiruošęs duoti labai daug. Nu, bet jam klausyk, Loreta, daug ir duot reikės, ne? Koks tavo būtų patarimas? Ką reiškia daug? Nu va, tai aš žinok, suplanavus 350 salietros per 2 kartus. Taip. Rapsui ir 250 sulfato. 350 kilogramais. Ir 350. 250 sulfato, 350 salietros kilogramais. Ai, bet čia skelsi salietrą. Jo, skelsiu 2 kartus. Supratau, nes jau užgazdinai. Ne, 2 kartus. Beveik toną. Ne. Reiktų paskaičiuoti toj, primesim. Bet aš sakau, čia vidurkį, žinai, bet aš kai pamačiau šitą skorpioną savo, aš žinok galvoju, kad gal biškai reikėtų daugiau. Žinai, jeigu pagal visą leistiną trąšų reglamentą, tai mes galime azoto apie 210 duoti, bet kitą kartą, jeigu nėra potencialo, kam ten pilti bereikalotas trąšas. Esam su Loreta dabar kviečių lauke. Čia yra pasėtas Braitas sertifikuota ir iš rudens Kevinas su adjunktu panaudota, Starter Grow panaudota ir kas daugiau nieko. Viskas. Ir dabar reikia jūsų įžvalgų, ką reiktų pavasarį naudoti. Ir pasisalietravę esam iš tikrųjų šitą lauką. Viskas, kas padaryta. Man jie biški, žino, kažkaip prastokai pasikrūmyje, jeigu taip atvirai. O, bet tavo dirvožėmis gyvas, liekas dirba. Jėzau, koks riebus. Aha. Tai nautilus yra. Jo, kviečiai čia sieta su Horizonu, ne, Marčiau? Jo, nautilinė technologija, kur dėjom NPK irgi į siejamąją. Turime
naujus dantis šiuometinius, naujas šakneles. Tai irgi, kaip sakau, vienas iš požymių, kad augalų vegetacija prasidėjus, maitinimasis palengva vyksta. Tai, kad jau čia padavėt salietrą, sakyčiau, gal ir pliusas. Dabar dėl įsikrūmimo. Aš nežinau, kurioje vietoje tau čia yra blogai. Aš dabar, kai važiuoju iš toje vietoje, Nu, va šitoj gerai. Jo, bet Taip, tai- bendrą vaizdą, žinai, aš vertinu gal ūkio, gal taip sakyčiau. Bet matai, mano bendras vaizdas Kaišiadorių rajonas ir Prienų. Mes čia konkrečiai Prienų esam. Prienų visada būna įsikrūmimas geresnis negu Kaišiadorių. Nes, sakysim, augalas yra didžiausias gal potencialas išmaitinti geriausiai, kai turim 4-3 stiebus. Ten 5-6 jau, jeigu drėgmės trūkumas, maisto medžiagų, tie vėlesni stiebai formuoja ir mažesnę varpą, ir smulkesnius grūdus. Arba gali atmesti, jeigu per mažai Arba medžiagų atmeta duosiu, taip, ne? nes šitie yra stiprus, dar gal ne visi jie savarankiški. O Nes, vienas jau kaip... palauk, tie, kur atplyšta su šaknelėm, čia gal šiandien dienai dabiški irgi anksti juos plėšyt, kai tų naujų šaknelių daugiau turi. Nu, va, šitas savarankiškas jau tikrai pats maitinsis. Jau išgyvens šitas. Jo, Va, šaknis. taip, nu va, šito krūmelio turim 3 savarankiškus tikrai stiebelius. Bet tai čia dar, sakau, gal tuos pasižiūrėsim dar po geros savaitės. Aišku, turėjom rudenį truputį, kaip matau, ir septoriozės. Va, Loreta, irgi realiai patark. Jei toliau turėsim tos tokius ilgus šiltus rudenius, tai iš tikrųjų tikslinga vėlyvesniuose tarpsniuose panaudoti vario, mangano Ai, varis labai Taip. susitvarko gerai iš Taip. tikrųjų. produktus turinčių šitų elementų, kad truputį apsimažinti tų patogenų užkrato. Plius tavo naudojama trąša, Jolantos Grey. Taip, Start ir Grow. Taip, ten yra vėl maistinių medžiagų, kurios stiprina būtent augalą prieš visus šitus ligų sukėlėjus. Okay. Čia, manau, yra laiko klausimas, nes kaip pas tave susėjomaina, ar tu jau rotaciją turi tą bent jau 4 metų. Norėtum. Dar Pas mane nėra. nėra sėjomainos rapsas, tai čia nesėjomaina, kaip Tai pasakau. va, tai kai dar mes prasispręsim ir šitą klausimą, tada, manau, taip pat bus visų šitų dalykų Nu, mažiau. klausimas praspręstas Jo. patogenų, ne? Taip, tai čia reikia stebėti dabar eigoj, kaip vystysis ir lips ant naujų lapų ir tada priminėti sprendimus augalų apsaugos. O šiandien dienai ką, jeigu vėl, kaip ir šnekėjom, rapsų lauke, ta temperatūra yra kitą savaitę minusas dingsta ir turim virš 10 laipsnių, galima pagalvoti apie huminių rūgščių panaudojimą. Kviečiuosi. Taip, kviečiuosi, kad aktyvinti dirvožemio mikroorganizmų veiklą. Fosforas, nes dirva dar vis šalta bus, tikrai neiššils per savaitę ir fosforo iš dirvožemio be 12 laipsnių nepasiema. Tai duoti per lapus fosforą, Taip, ne, kad taip, suaktyvinti. Nu ir manau, jeigu toliau taip šalta, bus tikslinga gal panaudoti dar mangano elementą, vėl dėl to pačio azoto geresnio įsavinamumo ir augalė to metabolizmo. O aš noriu su fungicidu dar važiuoti, tai kada jį įjungti? Šiaip fungicidam taip pat temperatūra Aukštesnės reikia. aukštesnė, Tai kad paliksiu geriau antram veiktų. purškimui tada, ane? Jo, ir tikrai dar su fungicidu kitą savaitę nevažiuočiau. Atsiliuotuose laukuose reiktų pasižiūrėti, bet čia kur po rapso tikrai dar rekomenduočiau dar luktelt, kad neišsiveltume į didesnį purškimų skaičių. Irgi, ko aš Ir- labai nemėgstu. Mhm. Taip, ir tada, jei ką vėliau pasižiūrėtume, kokios lygos konkrečiai jau vystysis ant tų naujų lapelių arba matysim požymius, tada priminėsim, kokius naudoti veiklės medžiagas ir kaip sutvarkyti su tais dalykais. Okay. Dabar maitinimas, kaip sakau, stimuliavimas šaknų sistemos, nes kuo didesnė šaknų sistema, sveika sistema, tuo augalas vėl sotesnis. Ir linksmesnis. Ir linksmesnis. Taip, Tai vienu žodžiu visai neblogai sakai, ne Loreta, čia nereikia ne, kol kas čia išprotėti tikrai ne. ir stresuoti.
Nu, man Netgi, pačiai va, kai patinka. manęs ūkininkai klausė dėl azoto tręšimo, nu, tai čia tų rekomendacijų jau daug nuskambėjo per šią savaitę. Aš tai atkreipiu pirmiausia dėmesį į pasėlio tankumą, veislės ankstyvumą ir tada dėliojam azoto pagal net veiklės medžiagas ir normas. Ankstyvas veislės reiktų tręšti truputį anksčiau ir didesniem normom, nes vėl jie greičiau ir intensyviau pradeda vystytis. Vėlesnės galim vėlinti. Jeigu retas pasėlis, norma azoto turėtų būti truputį didesnė. Pasikrūmytų, ane? Jo, Taip. ir rekomenduotina, kad būtų toj trašoj nitratinio azoto, kuris žemesnėse temperatūrose greičiau į augaliuką papuola, aktyvina jo krūmimas ir antžeminės masės augimą. O į tankius pasėlius važiuoti, kur nitrato nėra arba jo mažai yra. Bet čia kiekvienam ūkiui individualiai, netgi individualiai kiekvienas laukas. Taip, Aišku, va, ką norėjau paskui pasakyti. pravažiuoji ūkį ir vis tiek tu taikai taip, kad būtų ūkininkui patogu. Optimizuoji, žinok, Taip. jo, nes, nu, ties kiekvienu lauku vėl labai ten trašosgi nekeis ir Taip. neperstatysi ten tų, Taip. nu, nustatymų. Tikrai Tai taip. maždaug ten. O tukininkaujam maždaug. Taip, turim vandenuką, kurį naudojam purškimui. Taip. Tai kadangi artėja laikas, kai naudosim herbicidus, insekticidus, noriu, manau, tikslinga priminti, išsitirti, pasižiūrėti visą savo vandenį. Tai jo pH, aišku, kietumo šitas aparatas mums neparodys. Reiktų vežti vandenį jau į laboratoriją, įsitirti karbonatus. Bet priminsiu trumpą eksperimentuką. Dauguma pesticidų, netgi ir trąšos, yra geriausiai įsavinamos, kai mūsų darbinio tirpalas pH yra taip nuo 4,5-5 iki 6. Taigi mes šiuo momentu turim pH 8. O, Taip. tai reikia priemonių. Jau reikia priemonių. Taip, ir mes turime priemonę pH fokusą. Čia kanistriukas, kad būtų man lengviau, aš įsipyliau į butelį. Aš labai mėgstu šitą pH fokusą. Mano darbas prasideda nuo šito būtent produkto. Taip. Pirmu numeriu. Susitvarkom vandenį prieš naudodami pesticidus. Taip. Dabar imituojam čia mūsų purkštuvą 200 ml, tai panašiai atitinka mūsų purkštuvę turimą. Hektarų normą vandens. Taip, 200 litrų į hektarą. Taip. Vienas lašelis iš pepetukės tai atitiks 10 ml, tai įlašysim grubiai apie 42, 3-4 ml. Ir pasižiūrėsim, kaip pasikeis mūsų vandens pH. Laboratorija, žiūrėk, mašinos bagažinėje, ne? Šiaip kadangi žemės ūkiai, manau, augalininkystė yra jo verslas, turim skaičiuoti, pasižiūrėti. Ir štai mes nusimušėm vandenuką, mūsų aparatas dirba. Taip, jau galim ir galvoti apie tirpalo gamybą, dėti insekticidus ir taip neprarasti jų veiksmingumą. Dar ką noriu akcentuoti, aišku, juokingai, šiaip irgi daug kur radau literatūroje minima vandens temperatūra, kad jeigu temperatūra yra vandens 10 ir žemiau, tai pesticidų veiksmingumas iki 30% gali kristi. Plius šaltam vandenį daugiau karbonatų. Jau ne vienas ūkininkas pastebėjo, kad vasarą tikrai įsipylė, kad ir iš gręžinių palaikę vandenį, karbonatų būna, vandens pH būna mažesnis. Tai vėl tai galim, turėdami aparatus, pasitikrinti. Nu, bet, pavyzdžiui, Loreta, kitą savaitę, jeigu jau aš važiuoju ant rapso, ne, purkšti, kaip su to vandeniu bus? Bet kuriuo atveju, aš, jeigu ką prieš važiuodama pasitikrink, turi aukštą pH, Taip. naudok vandens reguliatorius. Ai, tiesiog Taip. ir viskas, Taip. ir įsispręsi. Gali, jeigu ten nuomoji tą aparatą ar kažkas tau tik patikrino vasaros
eigotui neturiu galimybės, nu tai va ta tendencija, kad kai šiltas vanduo mažiau karbonatų, nes vyksta cheminės reakcijos, tai gali truputį mažesnius kiekius naudoti tų produktų, bet tikslinga tikrai tai naudoti, kad turėtume efektyvus Nu, žodžiu, pH produktų veikimas. fokusą pilu ir nesuku galvos. aš tau Teisingai. pasakysiu. Tiesiog neapsikraukim, tiesiog naudokim gerus produktus, kurie yra. Taip. Jau rinkoje. laiko patikrinti iš Aš tikrųjų. mano pačios patikrinti. Jo, Taip, ir labai mėgstu šitą produktą iš tikrųjų. ūkininkų jau yra pripažinti. Nu va. Mūsų mini laboratorija. Taip, Ką šiandien viskai pasidėliojom, pasižiūrėjom. Taip Kitą, pamatėm. manau, savaitę darysim platesnę apžvalgą, didesnę inventorizaciją laukų. Lėksim per visus laukus, nes veislių rapsų turim virš 10, siaubas kažkoks. Įsivaizduoju, bandysiu. Jeigu nori atsirinkti, gal geriau ant savo kailio. Nu tai va. Kviečių turim tik tai Braitą ir 5 hektarus Kageno. Irgi jau, kaip ir sakau, atsirinkau kviečius, bet rapsą dar vis atsirinkinėju. Nu tai ką, apžiūrėjom ir gerbiami kolegos iki kitų susitikimų tada. Toliau su Iki. Loreta kaip stirnos lakstysim, ne? Iki. Palankių orų visiems. Ir augalam, ir mum. Taip.